Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Sinkevičius ir podkastas 5 minutės. Jeigu žiūrėtumėm į visą Sauliaus karaliavimo laikotarpį, mes pamatytumėm, kad nelabai rūpinosi jisai dvasiniais reikalais ir negalvojo apie šventyklos statybą. Dovydas savo valdymo laikotarpiu perkelęs sandoros skrynią į Jeruzalę pasidalino šventyklos statybos idėjomis ir planais su pranašu Natanu. Bet tada viešpats pasakė, kad ne Dovydas, o jo įpėdinis pastatys šventyklą. 2 Samuelio 7 skyrius. Karalius Dovydas nenusivylė, bet pradėjo ruošti medžiagą šventyklos statybai, kurios jam nebuvo lemta nei pastatyti, nei pamatyti. Jis tikrai be galo daug ruošėsi. Viešpaties nurodymu jis nusipirko žemės sklypą iš Ornano Jebusiečio ant Morijos kalno, kur vėliau stovės šventykla. 2 Metraščių 3 skyrius. Tai buvo ta pati vieta, kur viešpats, jei galima tai sakyti, išbandė Abraomą ir kuris parodė puikų savo dieviškos malonės pavyzdį, kai Avinas užėmė Izaoko vietą ant aukuro, nurodydamas tuo pačiu ateinantį Mesiją, kuris bus vadinamas Dievo vynėlis, kuris naikino pasaulio nuodėmę. Toliau, kaip sakė Dovydas, šventyklai nesigailėdamas pastangų atidėjau viešpaties namams 100 000 talentų aukso, 1 milijoną talentų sidabro, o vario ir geležies tiek daug, kad neįmanoma pasverti. Atidėjau taip pat rąstų ir akmenų. Tu prie jų dar prisidėsi. 1 Metraščių 22 skyrius. Kaip manote, ar tai buvo didelė auka? Norėdami apytiksliai suprasti, kokia tai buvo auka, įsivaizduokite 40 vagonų, kurių ilgis 12 metrų, tai yra geležinkelio vagonai, iš kurių 2 pilnai užpildyti aukso, o 38 sidabro. Jei tai apskaičiuotume 21 metų pradžios kainomis, tai yra apie 180 milijardų JAV. Fantastika, ar ne taip? Tai iš tikrųjų buvo bene reikšmingiausia auka Izraelio istorijoje. 4 savo valdymo metais Saliamonas pradeda statybas, kurios truks 7 metus. Šventykla iš vidaus buvo visiškai padengta auksu. Viskas, išskyrus sandoros skrynią, naujai šventyklai buvo padaryta iš naujo. 10 žvakidžių iš aukso, 10 stalų, 10 praustuvų plovimai, 100 aukso dubenų šlakstymų, be to buvo padaryta dar ir didelis rezervuaras ant 12 jaučių, vadinamas jūra arba kitose vertimuose žalvario jūra, ir dar daug kitų dalykų, kuriuos jūs rasite aprašytus skaitydami 2 Metraščių knygą 4 skyrių. Paskaitykite. Baigę darbą, kunigai skrynią įnešė į šventų šventąją. Saliamonas tarė pasišventinimo maldą, kurie intensyviai prašė viešpaties tokiais žodžiais. Tebūna atviros tavo akys dieną ir naktį šiems namams, buveiniai, kurie tu apsigyvenai, apgyvendinai savo vardą, kad išklausytų maldą, kai tavo tarnas melsis šioje vietoje. Girdėdamas maldavimas, kai tik tavo tarnas ir tavo tauta Izraelis šioje vietoje šauksis tavęs, kai tik žmogus nusidės artimui ir turės duoti priesaiką, kai ateis ir prisieks prieš tavo aukurą šiuose namuose. Jeigu tavo tauta Izraelis būtų priešo nugalėta, nes buvo tau nusidėjusi, bet sugrįžtų pas tave, išpažintų tavo vardą, siųstų maldą ir prašymą tau šiuose namuose. Jeigu dangus būtų uždarytas ir nebūtų lietaus dėl to, kad jie tau nusidėjo, bet vis dėlto jie melstųsi šioje vietoje, išpažintų tavo vardą, gręžtųsi nuo savo nuodėmės, nes tu jos vargini. Taip pat jeigu krašte kiltų badas, jei jį ištiktų maras, amaras ar miltligė, skėriai ar vikšrai, jeigu priešai apgultų kurie nors krašto gyvenvietėje, bet kokioje nelaimėje ir bet kokioje ligoje, įsivėjai svetimtautis, nepriklausantis tavo tautų Izraeliui, ateitų iš tolimos šalies, vedamas tavo didžio vardo, galingos rankos ir tvirto peties, ir melstųsi prie šių namų. Kai tavo tauta eis į žygį prieš savo priešą, kad ir kokiu keliu tu jos besiųstum, ir melsis viešpačiui, atsisukę į miestą, kurį tu išsirinkai, ir į namus, kurios
tavo vardui pastačiau. Kai jie tau nusidės, nes nėra žmogaus, kuris nenusidėtų, ir tu supykęs atiduosi juos priešui, kad būtų išvesti toli ar arti į priešo kraštą. Jeigu krašte, į kurį buvo išvesti, jie paims į širdį ir atsivers ir maldaus tavęs, savo nelaisvės šalies sakydami, nusidėjome, užsitraukime kaltę, nedorai elgėmės. Jeigu jie grįž pas tave visa širdimi ir visa gyvastimi savo nelaisvės krašte, į kurį buvo išvesti, ir melsis atsigręžė į kraštą, kurį tu davei jų protėviams, į miestą, kurį esi išsirinkęs, ir į namus, kuriuos pastačiau tavo vardui. Išklausyk savo dangaus buveinėje jų maldą ir prašymus, palaikyk jų reikalą ir atleisk tau nusidėjusiems savo žmonėms. Tad dabar, mano Dieve, tavo akys tebūna atviros ir tavo ausis atidžios maldai iš šios vietos. Kai Saliamonas baigė šitą maldą, ugnis nusileido iš dangaus ir prarijo deginamąją atnašą bei aukas, o viešpaties šlovė užpildė šventyklą. Brangus draugai, tą dieną įvyko dar vienas Dievo stebuklas. Dievas, kurio dangus negali sutalpinti, apsigyveno tarp savo žmonių. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.